Ilgas šiandien skaitinys, tai kaip minėjau, bažnyčia šiandien mini grabnyčias. Lietuvoje tokį vardą ši šventė turi, arba viešpaties paaukojimo, kaip girdėjom, iškilmė. Ką reiškia šitą iškilmę? Iš tiesų, ta šventė turi didžiulį tokį istorinį palikimą arba prieš istoriją. Ne šiaip savo ji yra minima, ji buvo minima jau nuo pat seniausių laikų. Nuo seniausių laikų. Žiūrėkit, nesat turbūt paskaičiavę, bet nuo gruodžio 25 iki vasario 2 dienos, kiek dienų? 40 dienų. 40 dienų. Aišku, simbolika apie tas dienas yra didžiulė ir šventajame rašte, jūs žinote, ne 40 dienų Jėzus pasnikaujo, 40 metų tauta klaidžiojo po dykumą. Skaičius 40 yra tikrai simbolinis ir tikrai turintis daug reikšmių. Bet jis reiškia ką? 4 kart po 10. O 4 tai ką? 4 metų laikai, 4 pasaulio šalis, 10 irgi visuma. Tai apima visumą. Praėjus tai visumai, nuo Kalėdų iki vasario 2, štai švenčiame Jėzaus paaukojimo iškilmę. Ką sako šitas laikotarpis nuo gruodžio 25 iki vasario 2 dienos? Šiais metais mes to nejaučiame, bet mes tikrai visi gerai atsimenam, kad tai yra kas? Žiema. Žiema, pats šalčiausias laikas. Pats šalčiausias laikas. Ir anuo metu, kai dar žmonės neturėjo apreiškimo viešpaties. Gyveno taip remdamiesi gamta ir gamtą jie dievino ir garbino. Tai ką reiškia? Viskas per tas 40 dienų užšąla. Tai reiškia ką? Gamta apsivalo. Ji yra nuvaloma. Ir kadangi viskas gamtoj tarsi išnyksta, sniegas, ledas, šaltis, žinot, žmogus žiūrėdamas galvoja, ar bebūs vasara, ar bebūs žolės, ar bebūs maisto. Ir viskas nukeliaudavo kaip pagal jų sampratą, į požemio pasaulį, mirusiųjų pasaulį. Ir dėl to tada irgi naudojo žvakes, kad apšviest tą tamsą, kad sugrąžint vasarą, kad sugrąžint vaisingumą. Ir vaisingumą ne vien tik tai žemei, kad duotų vaisių, bet taip pat ir moteriams, kad jos būtų vaisingos, kad gimdytų vaikus, kad jie gimtų, kad žmonės būtų, kad žmonės gyventų, kad žmonės galėtų dirbti. Tai tokis turėjo įsivaizdavimą. Ir sakykime, prieš istorija yra tikrai labai gili, labai reikšminga ir žmonės šitą laiką jie buvo taip įprasminę atitinkamą mitologiją. Tuo tarpu, aišku, bažnyčia pasižiūrėjo ir mums pristato ką? Taip pat, tuos pačius dalykus. Remiasi žydų tradicija. Jėzus, žinom, pas žydus atėjo dėl visų žmonių. Tačiau jie šitą tradiciją, kuri buvo, jis jos laikėsi. Kaip buvo? Gimė Jėzus, mes švenčiam 25 gruodžio. 40 dienų. Ką reiškia? Moteris pagal žydų tradiciją, jeigu pagimdydavo sūnų, 40 dienų ji buvo nešvari. Ji turėdavo apsivalyti. 40 dienų. Ji negalėjo eiti į šventyklą ir turėjo laukti šito laiko. Nesvarbu, kada pagimdė, bet 40 dienų ji turėdavo išbūti. Bet žinokit, jeigu pagimdė mergaitė, tai 80 dienų. Įsivaizduojate, dabar jūs kartais žmonės išgirsta šitą, gal kokia neteisybė toms moterims, kodėl jos, žinot, tada į šventyklą tai visi norėdavo eiti, ne dabar ne kaip šiais laikais. Žiūrėkit, šiais laikais, kartais, kada žmonės išgirsta, tokie, žinot, toliau nuo bažnyčios, sako, tikrai tas tikėjimas negailestingas moterims, visiškai diskriminavo ir panašiai ir taip toliau. Bet šiais laikais daugelis moterų pagimdo vaikus ir 10 metų neateina į bažnyčią.
Įsivaizduojat, kaip yra. Ar dar daugiau. Suprantat? Taigi, matot, kaip yra. Tai buvo nustatyta tokia pakankamai griežta tvarka ir tos tvarkos be abejonės jie tada laikėsi. Ir štai Marija, kaip mes ir girdėjome Evangelijoje, ateina kartu su Juozapu, jie turėjo būti palaiminti ir tada, tapdavo moteris švari ir vėl galėdavo įsilieti į tą bendruomenę, gyventi tokį pilnavertišką, visapusišką gyvenimą. Toks buvo ritualas. Ir Marija, be abejonės, kaip girdėjom, laikėsi šito ritualo. Kas yra tokio esmingiausio šventajame rašte, kurį šiandien girdėjom? Suprantat, ateina Marija, Juozapas atsineša vaikelį Jėzų. Ten žmonių, šventykloje pakankamai turbūt daug turėjo būti. Niekas nieko nežino, nekreipia dėmesio. Žinot, jie atėjo kaip daugelis žmonių ir nebuvo pastebėti aplinkinių. Tačiau, kaip girdėjom šiandien, tik Simeonas ir pranašė Ona pastebėjo, kad čia ne šiaip sau atėjo pora su vaikeliu, bet čia kas yra atnešamas Mesijas. Mesijas, kurio jie laukia ir žydai tebelaukia iki šios dienos. Ką sako šitas mums pasakojimas? Paprasčiausia tiesa. Jėzus ateina, jis yra atnešamas, kas jį pamato. Kas jį pamato, kad jis ateina. Šiandieniniai visuomeniai taip pat. Ar esi tu, kuris pamatai, kad Jėzus atėjo dėl tavęs? Ar tu to nematai? Kada mes žvelgiam į daugelį žmonių ir matom, kaip jie vertina tikėjimą, tai suvokiam, kaip jie vertina. Tačiau kai kurie pamato. Visada turbūt istorijoje yra žmonių, kuriems tas tikėjimas gal nėra reikšmingas ir žmonių, kuriems Dievas reikalingas ir jie žino, jis yra ir jie nori su juo susitikti. Suprantat? Tai šitas ir yra šiandien momentas paminėts Evangelijoje, kad tiek Simeonas, tiek Ona jie pamatė. Ką jie daro? Arba kas jie tokie buvo? Kas jie tokie buvo irgi labai taip trumpai, bet tikrai ten yra įdomiai viskas surašyta, dėl to, kad tai parašyta, tarsi tau, skaitytojau arba klausytojau, kuris galvoja, ar aš priklausau tam Simeono arba pranašei Onai, ar aš nepriklausau, kokios ypatybės yra. Ir tos ypatybės yra išdėstytos. Kaip minėjau, labai čia daug tos informacijos. Kas buvo Simeonas? Žiūrėkit, ar aš esu kaip Simeonas, ar aš esu į jį panašus, ar aš panašiai gyvenu ir taip toliau. Parašyta yra, jis buvo kas? Teisus ir Dievo baimingas vyras, pirmiausia pasako. Teisus ir Dievo baimingas vyras. Prie šito, jeigu sustosim, tikrai turbūt daug turėtume mąstyti. Teisus ir Dievo baimingas. Ką reiškia teisus žmogus? Ar aš esu teisus žmogus? Mėgstu teisybę. Teisybę mes iš esmės mėgstam turbūt kiekvienas, jeigu ji man yra palanki. Jeigu ji man tarnauja, bet jeigu ji man yra nepalanki, man kenkia, tokios teisybės turbūt aš nelabai noriu. Juk taip yra. Žmogus yra toks. Žiūrėkit, kada susiginčijam, susipykstam ar panašiai ir visi sakom, čia mano teisybė. O ko gero nei vieno, nei kito nėra teisybė. Tai ar aš esu tas, kuris matau, kur yra teisybė? Ir jeigu įvyksta konfliktas ar kas nors, tai galiu pasakyti, nei jis, nei aš nesu teisus. Ir jeigu jau galiu pastebėti, tai vadinasi, esu daugmaž link to, jog elgiuosi teisiai. Bet kaip mes pastebėtume, ir kaip minėjau, tikrai čia galėtume sustoti ilgai, nėra taip jau ir lengva būti tuo teisiu žmogum. Bet kiekvienas vis dėlto ir džiaugiamės, jeigu sutinkam teisingą ir teisų žmogų, ne savo gyvenime.
nes tikrai juo gali pasitikėti ir pasiremti, jis teisingai pasielgs, kad ir kas bebūtų, nešališkai. Ir be abejonės džiaugiamės, kad ir mums pasiseka išlikti teisiems. Štai Simeonas buvo toks, teisus, Dievo baimingas. Suprantat, pasakyta viskas šito žodžiu yra, bijausi Dievo. Tai irgi apima labai daug ką. Pirmiausia, šitą Dievą turiu pažinti šiek tiek, ko jis iš manęs reikalauja, ką aš privalėčiau daryti. Tai suprantat, jau čia turiu skaityti šventą raštą, melstis, gilintis, medituoti, žiūrėti, bendrauti su tuo Dievu. Tai yra viena. Ir mes žinom, kad tai nėra taip jau paprasta ir taip jau lengva, bet antra vertus, tu gali ir melstis, ir žinoti apie Dievą, bet nebūti Dievo baimingas, daryti, kas tau patinka. Teisus ir Dievo baimingas labai susijusios sąvokos. Galiu daryti, nebijoti Dievą, elgtis. Kiekviena mūsų nuodėmė yra tokia, kada mes nusidedam, ką darom. Mes, pažeidžiam Dievo norą, mūsų atžvilgių, Dievo planą ir pasielgiam taip, kaip mums patinka ir panašiai. Įsivaizduojat, čia kiek apima daug dalykų. Taigi, teisus ir Dievo baimingas. Ir toliau sako, jis buvo laukiantis Izraelio paguodos. Jis laukė. Mes laukiam ką? Dievo pažadų. Mes, žiūrėkit, kartais esam bandomi, iš tiesų nesėkmių įvairių, pasitaiko daug nelaimių, pasiseka, nepasiseka. Ir, žinot, tu esi bandomas. Ir ar tu lauki tos Dievo paguodos? Ar tu žinai, kad tikrai Dievas viską tvarko, ypatingai kada gyvenime, kaip minėjau, kas nors ten susivelia. Ir tu nebežinai, kodėl taip. Ir tu nusiveli ir galvoji, kad čia aš kaltas, žmonės kalti, dar kas nors. Čia įsikišo ir tikrai jokio sprendimo nėra. Bet Dievas mus guodžia. Ir čia ištvermė turi laukti. Ir jis laukia. Čia daug irgi apima. Štai jis, Simeonas, laukia Izraelio paguodos. Jis laukia. Ir jis laukia, kaip čia pasakyta šventajame rašte, turbūt daug metų laukia. Yra viena, kad mes taip truputėlį palaukiam, išsipildo, ačiū Dievui, viskas gerai, o jeigu jau per kiek laiko nebeišsipildo, mes ką? Mes tada nebelaukiam ir kitų paguodų ieškom ir puolam tos kitos paguodos iš kažkur pasisemti ir ieškom ir panašiai. Štai jis laukia ir kągi, sulaukė. Ir taip pat toliau, trečias dalykas, buvo jam šventosios dvasios apreikšta, kad jis nemirsęs, kol pamatys viešpaties Mesiją. Suteikta dovana susitikti su viešpačiu Mesiju. Suprantat, čia mums irgi taip atrodytų, tie laikai, Simeonas, Jėzus, pasitaikė jam tai tas toks momentas, kad Simeonas buvo ir tada jis išvydo Jėzų, paėmė jį ant rankų ir nenumirė, kol jo nesusitiko. O prie ko čia mes? Jau tie laikai praėjo, čia mes esam šiandieniniai, dabar tai yra visiškai kitaip. Bet iš tiesų, kaip? Susitikti su Dievu yra ypatingas momentas, ypatingas įvykis. Turbūt jūs susitikot, jeigu čia esat, bet turbūt turit pripažinti, kad daugelis yra dar su juo, su Jėzumi, su Mesiju nesusitikę. Ir gali numirti nesusitikę. Įsivaizduojat, kokia tragedija šičia iškyla. Taigi, pažadas, kad nemirs iki tol, kol tu nesusitiksi su Dievu. Didžiulis dalykas, didžiulė dovana. Ir štai jam tai buvo apšreikšta ir jis tai gauna ir be abejonės taip pat šiandieninis žmogus irgi čia gali rasti save. Ir toliau, kągi, dar vienas dalykas, toks paprastas, Simeonas paėmė jį rankas ir pasakė, dabar gali valdove, kai buvai žadėjęs leisti savo tarnui ramiai iškeliauti. Taigi leisti numirti. Čia yra toks egzistencinis Simeono kreipimasis. Jis
nebijo mirties. Jis nebijo mirties. Jis gali iškeliauti. Jis viską atliko. Galėtume čia daug kalbėti ir daug mąstyti apie tai, bet jūs tai pagalvokit. Aišku, kada mums mirtis negresia, mes jos nebijom, nes nežinom, kas ji tokia yra. Bet kada ji mums gresia, ar liga, ar netektis, ar avarija, ar pandemija, kai buvo, pradedi bijoti mirties. Ir kas bijo mirties? Tas, kuris nežino, kas yra po mirties. Tas, kuris nežino, kas po mirties eina. Kad yra pomirtinis gyvenimas, kad yra amžinasis gyvenimas. Jeigu jis to nesuvokia ir jis to neturi, jis tikrai nesakys, dabar gali Viešpatie mane išvaduoti iš to laikinumo, kad aš galėčiau žengti į amžinybę. Nesakys, nes jis nemato amžinybės. Suprantat? Irgi atsiskleidžia Simeono asmenyje tikėjimas. Tikėjimas, kurį jis turėjo susitikus su Dievu, su Mesiju, viskas įprasminta. Čia daug atsiskleidžia ir tikrai egzistencinės žmogaus gilumos yra išreikštos. Toliau, paskutinė mintis. Žinot, jeigu tą tekstą taip klausaisi, čia daug, kaip minėjau, informacijas, čia daug visko yra pridėta ir ant galo girdim. O tas Simeonas, jis ten daug kalbėjo, paėmęs vaikelį, kūdikėlį Jėzų ant rankų. Ir toliau pranašė Ona, Fanuelio duktė iš Asero giminės. Irgi tarsi priedas, kam jo viskas taip aišku, viskas pasakyta yra. Kaip jau mes daugmaž pasistengėm išsiaiškinti, ne? Jau Simeono asmenyje jau viskas sudėliota, visi taškai. Kam čia ta pranašė dar Ona pridėta? Kartais kai kurie sako, čia Simeonas vyrams, su pranašė Ona čia moterims. Nedaro šventas raštas tokio skirtumo dėl to, kad žmogiškasis asmuo ir žmogiškasis asmuo tik vyras, tik moteris. Pranašė Ona irgi turi tokį biblinį kontekstą ir ta Asero giminė nėra paminėta šiaip savo. Aišku, reikia žinot, kas ta Asero giminė yra. Asero giminė buvo tokia nedidelė žydų tautoje esanti giminė, kuri įsitaisė labai patogiai šiaurės Izraelyje, kur derlingos žemės. Derlingos žemės, ten gerai, jie turtingi, pradėjo gerai gyventi, o kada žmonės pradeda gerai gyventi, kas atsitinka? Kas atsitinka? Jūs žinot, kas atsitinka. Kad žmogus turi visko. Jis nutolsta nuo Dievo. Kaip šiais laikais, taip ir anais laikais irgi jiems taip nutiko. Asero giminiai. Ir šita giminė, kada užpuolė Asirai, šiaurės Izraelį, ta šiaurinė dalį, ten buvo derlingos žemės, jie užpuolė. Jie jau buvo nuo tikrojo Dievo nusisukę ir tada užpuolė priešai. Tai suprantat, su kitu tikėjimu, su kita kultūra atėjo į nelaisvę, į tremtį išvedė. Šita giminė išnyko. Ir šventajame rašte, jeigu jūs ten skaitysit, nerasit Asero giminės. Jie labai nedaug yra paminėta dėl to, kaip jie yra kaip neištikimieji, kaip išnykę, dėl to, kad nusisuko nuo Dievo. Bet šiandieniniam šventajame rašte sako, vis dėlto, neskaitant, kad visa giminė ir išnyko ir nusigręžė nuo tikrojo Dievo, pranašė Ona išliko. Taigi išlieka tam tikri žmonės, nors ir jų gyvenimo aplinkybės jiems yra pakankamai nepalankios, jie išlieka ištikimi Dievui. Jie išlieka. Tas likutis, kaip įvardina šventas raštas, likutis. Visi nubėgo pagal svetimus dievus, pagal įvairius, sakykime, savo poreikius ir gerovės, bet likutis pranašė Ona būtent šitą ir pristato. Likutis išlieka. Ir susitinka su, suprantat, jau ateinančiu Jėzumi Mesiju, kuris išgelbės visą tautą arba visą žmoniją. Ji išlieka. Ji irgi čia pasakyta, kartais taip, jeigu žiūri, išgyveno ne 7 metus su vyru, o paskui
iki 84 metų sulaukusi neturėjo jokio vyro. Ką tai reiškia? Daug simbolikos. Ištikima buvo Dievui. Ištikima, nes jos sužadėtinis Dievas. Ištikima Dievui. O kaip vienas autorius yra pasakęs, ištikimybė yra amžinybės garantas. Kartais galvojam, tai ištikimybė, ką jie reiškia. Ištikimybė mums garantuoja arba leidžia suvokti amžinybę. Štai sudėtos šventajame rašte šiandien yra mintis mums visiems, kurios turbūt kiekvieną kviečia pamastyti. Ateina Mesijas, Jėzus į mano gyvenimą, koks aš kaip asmuo esu ištikimas, esu pasirengęs jį priimti, nebijau mirties, tikiu amžinuoju gyvenimu, viskas gerai. Aš esu tada tų ištikimųjų žmonių skaičių ir dėl to, aišku, turiu dėkoti. Amen. Taigi dabar